Kad tu neišgertum. Telefonų garstą visi išsižiūrė. Nekenks patys. Aš įrengimo centre. Jo. Mes bendravom telefonu. Aš net nežinau. Jungimo šitą paspauskite, ten turi parodyti, man rodos. Nedaug tos Kaip trumpam. Jeigu jūs dabar Žemaitis galite... Tai nuo ko pradėsim? Aš pristatysiu temą, tada pristatysiu jūs visus iš eilės. Tada priminsiu, kur čia galima mus matyti, kur ten siūsti klausimus. Siūsti telefoną. Ir tada pradėsim nuo klausimo kažkam. Gal nuo būsto plėtros? Nuo jūsų pradėsim. Pirmą klausimą, o paskui jūs važiuosim. Plėtros, kas čia plėtros? Nori ką nors prisimti užsirašyti ar nereiks? Ne, kokį? Apie... Tu pasmėlė, tai buvo klausimas, toks aš užsirašiau. Bet jūs esate iš agentūros plėtros, tai čia ir sako iš plėtros. Ai, tai tą klausimą. Pirmą klausimą aš galvoju formuluoti maždaug taip, kad praeitoje laidoje labai bus bendri pirmininkai pademonstravo tikras gyvas sąskaitas, parodė, kad jos realiai yra mažesnės, tai žmonėms visiems įdomu ir aktualu, nes dažniausiai sąskaitas atsiremia. Ir gal tada pirmas klausimas ir formuos, taip kokius ten tuos techninius, inžinerinius, statybinius, konstrukcinius sprendinius reiktų naudoti, rekomenduotumėt naudoti, modernizuojant būstus. Ir va tokia bendraja prasme. Ir gal pabaigoje reziumė kažkaip labai gerai sako, aš Ja. galvoju. Pabaigoje reziumė, tada po kelis sakinius kiekvieną. Tai vat, jeigu pirmą klausimą aš taip formuosiu, tai ką? Nuo kokių veiksmų priklauso kokybiški renovacijos sprendimai, lyg tai buvo. Nu, čia tas pats. Bet man daugiau priklausyti apie tą kokybę. Gal jūs? Ja. Ne. Ne? Nes, Nuo Tomo? Neatrodo. Tai kad jau nusprendėt nuo agentūros. nu, tai, matot, agentūros aš kokybės atstovas esu. Taip ir jūs tas sakot. Nuo specialisto pradėti nelabai tikslinga būtų, nes aš galiu atsakyti, kaip veikia. Labą dieną, sveiki. Tai nuo jūsų Dariau pradėsim. O paskui bėgsim tada lakstysim taip. Tie klausimai čia, kur buvo surašyti, jie yra tik tai tokio orientacinio pobūdžio rekomendacijos. Paskui gyvai čia įsidiskutuosim klausimai. Galima man dar tas klausimas pasižiūrėti. Kokybė lemia. Va čia buvo tokias. Bet aš jų pats dar labai nežiūrėjau. Improvizacija. Ja. Tai, manau, geriausia yra gyva diskusija, gyvas pokalbis. Taip. Čia mikrofonas, O kad tu neturi kalbėti klausimų? garsiai. Atsispausdinęs klausimų neturi? Ne, o tu neatsineši. Aš turiu, bet tik vieną egzempliorių. O ką? Robertas atnešė. Duoda. Gerai, tai ką, turbūt galim pradėti, ne? Tau mostelt? Labas rytas, pradėsim šiandienos laidą. Praėjusioje laidoje bendrijų pirmininkai pristatė pirmąsias sąskaitas, kurias jie jau apmokėjo už šiųmetinį šildymo sezoną. Ir tos sąskaitos iš tiesų yra 2-3 kartus mažesnės už praeitų metų šildymo sąskaitas ir jos džiugina gyventojus be abejo. Taigi šiandienos laidos tema bus statybiniai, inžineriniai, techniniai sprendimai, kokius vertėtų, reikėtų, galima būtų taikyti Lietuvoje, modernizuojant būstus, atnaujinant daugiabučius pastatus. Leiskit pristatyti šiandienos pokalbio dalyvius. Šalia mane sėdi daugiabučio bendrijos pirmininkas Jonas Žvirblis. Darius Buzelis atstovauja būsto ir urbanistinės plėtros agentūrą. Taip pat turime statybos produkcijos sertifikavimo centro vadovą Robertą Encių, projektų rengimo centro direktoriaus pavaduotojas Tomas Jatulis ir šildymo sistemų renovacijos sprendimų specialistas iš kompanijos Danfoss Justas Rutkauskas. Sveiki. Dar noriu priminti laidos dalyviam, kad klausimus šiandienos tema galite užduoti elektroniniu paštu klausimai@idea.prim.lt arba Skype adresu būsto_apačioje atnaujinimas. Taip pat mus galite stebėti portaluose Balsas.lt ir 15 minučių LT. Taigi pirmas klausimas, pradėsiu nuo Dariaus. Klausimas jums, Dariau. Sakykit, kokius bendraja prasme techninius, inžinerinius, statybinius, konstrukcinius sprendimus reikėtų galima būtų taikyti Lietuvoje.
kad jie būtų išties efektyvūs, ilgalaikiai, ilgamžiai ir duotų tą energinį efektyvumą, tą efektą, kokio tikimės, kokie yra lūkesčiai tiek gyventojų, tiek valstybės prasme. Nu, norint atnaujinti, renovuoti pastatą, be abejo, reikia taikyti visas priemonės nuo stogo šildymo, fasado, iki pat rūsio ir šiluminės sistemos atnaujinimo. Tai yra kažkur apie 9 priemonės, kurias reikėtų taikyti. Ir yra dar valstybės nefinansuojamos kelios priemonės, tai būtent šalto vandens renovacija. Bet taigi valstybė vis tiek apmoka bent jau projektavimą. O jeigu šiaip tai visa kokybė pastato ir renovacija priklauso nuo renovacijos procese dalyvaujančių visų dalyvių. Taip. Tai kadangi renovacija prasideda nuo investicinio plano sudarimo, jau nekalbu apie paraiškų padavimus, tai labai daug kas priklauso nuo šito plano parengimo, nuo projektuotojų, kurie paskui perima projektavimo konkurso tvarka. Rengia, taip. Ir juose jau konkrečiai ir numato tuos sprendinius. Be abejo. Ir be abejo, ne paskutinis ir vienas iš pagrindinių veiksnių, tai rangovo geras darbas ir techninės priežiūros, na ir mūsų kokybės priežiūros indėlis į šitą renovacijos procesą. Na, norėčiau pasakyti, kad ne paskutinė eilė tenka ir bendrijų pirmininkų, pačių bendrijų sąmoningumui tenka, nes jie pradeda skaičiuoti pinigus, atsisako vieno proceso, kito proceso, arba gavus visą projektą, vykstant darbams, paprasčiausiai jo atsisako. Teko dėl taupymo sumetimų, arba netgi gyventojai, pavyzdžiui, karšto vandens nutarus įvesti naują cirkuliacinę liniją, reiškia, kuri turėjo eiti per visus butus, kad žmonės neišlydinėtų šalto, tai yra karšto vandens, kol jis įšyla. Tai žmonės pamatė, kad yra labai daug invazijos į jų butus, jos paprasčiausiai atsisako. Tai vėlgi kenčia tą kokybę ir jau pastatas netenka numatytų energinių parametrų. Supratau. Tomo noriu paklausti, jūs dalyvaujate aktyviai projektų rengimo stadijoje. Kiek gyventojų, Darius minėjo, kad galbūt trūksta kompetencijos kai kurių bendrijų atstovam ar pirmininkam, tiek nariam. Kokius dažniausiai tipinius sprendinius užtikrinančius pastatų energinį efektyvumą žmonės taiko, jos supranta ir kokių galbūt dar nežino, kad galima būtų kažką tai padaryti, vieną ar kitą sprendinį pritaikyti, vieną ar kitą medžiagą? Dėl kompetencijos, aišku, kad bendryje teisingai pasirinktų renovacijos tą kelią, sakykime. Tam ir yra užsakomas investicinis planas, kur konsultantai jam turėtų parengti priemonės pagal pastato būklę, kokios yra tinkamiausios, pakonsultuoti, paaiškinti ir taip yra daroma. Investicijų planas pristatomas daugiabučio namo susirinkime, kur tikrai būna daug diskusijų, daug klausimų. Ir turbūt daugiausia būna dėl biudžeto? Žinoma. Biudžetas yra jautri tema, visą laiką nori visi kuo pigiau, bet kad būtų vis tiek gerai. Maksimaliai efektyviai. Jo, ir kaip mes sakom, dažnai būna užsakovas tokiu atveju yra ne bendrija, ne kažkas, o visas namas, visi žmonės. Ir ta diskusija būna gan plati ir tas išaiškinimas gan sudėtingas. Bet visą laiką, nors ir yra problemų, rezultatą pavyksta pasiekti. Retai, kuri bendryja nepasitvirtina to investicijų plano. Yra tokių atvejų, kurios užstringa tose diskusijose, pamatė tuos biudžetus, sakykime, kažkam jie atrodo per dideli, kažkas kažko nesupranta. O kokiuose maždaug rėmuose tie biudžetai varijuoja? Nuo iki, vis tiek tų projektų jau yra ne vienas, gali. Matot, namai yra taip pat skirtingi, ne? Ganėtinai skirtingi. Sakykime, dažniausiai tokia investicija figūruoja kažkur tai nuo 1 milijono iki 1,5, sakykime. O vienam butui maždaug sumos?
Dabar tiksliai Praeitose neatsakysiu. laidose minėjo kad ir 10, ir 15 tūkstančių. Čia jau matyti įvertinus paramą. Jo. Įvertinus paramą. Taip, maždaug kažkur tai tiek, bet tokios sumos gaunasi, jeigu įgyvendinama statybiniai darbai, kaip minėjo iš būsto agentūros kolega, stogo šiltinimas, langai, sienos. Jeigu jau pradedama galvoti apie inžinerinės sistemas, ten kažkokių tai alternatyvių šaltinių panaudojimą, tos sumos jau iškart didėja. Jo. Didelė problema yra, aišku, dėl vėdinimo. Tai yra brangi investicija, jeigu kažkas nuspręstų, ir praktiškai tik tai nauji namai kol kas yra padaryti, įrengus rekuperacinės sistemas, o sakykime, tie renovuojami daugiabučiai yra labai sunku, nes brangi investicija, gaunasi intervencija tokia į butus pačius. Bet tai svarbus momentas, ir kaip suprantu, vėdinimo sutvarkymas pastate, kurį mes užsandarinam, apšiltinam. Taip, tai yra labai svarbus fragmentas, ne vien, sakykime, šilumos sutaupimo aspektų, nes įrengiama rekuperacinė sistema iš principo, jinai, galima sakyti, neatsiperka. Taip, jinai taupo šilumą, bet užtikrinamos tinkamos komforto sąlygos. Šviežias oras. Jo. Supratau. Roberto noriu paklausti, jūs prižiūrite pastatų energinio efektyvumo, to, sakykime, sertifikavimo visą ūkį, tos parametrus. Daugiabučių namų modernizavimo kaip pagrindinė idėja, pagrindinis siekis, tikslas tai padidinti tų pastatų energinį efektyvumą, kad jie mažiau naudotų energijos, būtų efektyvesni. O žmonėm tai galų galiai matosi ant jų sąskaitų šildymą. Koks energinis efektyvumas dabar yra rekomenduotinas, rekomenduojamas ir kokio reikėtų galbūt siekti? Žiūrint į ateitį, perspektyvą, į Lietuvos įsipareigojimus prieš ES partnerius. Šiandien gyvenam turbūt tokiu pereinamu laikotarpiu, kai aplinkos ministerija ir ES patobulindama direktyvą sugriežtina reikalavimus. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar yra privaloma C klasė. Ta C klasė turi šiek tiek skirtingą reikšmę. Anksčiau prieš kelis metus sertifikuojant C klasės reikšmė, sakykime, arba griežtumas buvo kitoks. Dabar turim pagriežtintus reikalavimus ir ta C klasė užtikrina tokį minimumą, kad atitiktų jūsų pastatas visas norminės reikšmės, tačiau tai tikrai nerekomenduotina reikšmė. Tai yra valstybės nustatytas minimumas. Mes turėtume tuo minimumu ir operuoti, norėdami kažką įrodyti, bet bendrijoms tikrai rekomenduojam siekti gerokai daugiau. Aukštesnio parametro. Jau turėtume kalbėti apie B klasę. Nes bendrijai, jeigu įsivaizduotume, kad pačiu minimaliausiu valstybės liepiamu, sakykime, ten dydžiu mes pagerinsim savo pastatą, tai kada vėl reikės jį gerinti? Už 5, už 10 metų, už 3, priklausys nuo energijos kainos, kaip jinai brangs, kaip kils ta kaina. Ir ko gero galim laimėti žymiai daugiau, jeigu mes jau šiandien siektume B klasės. Žiūrėdami į perspektyvą. Jeigu kalbėtume apie darbus, turbūt stogos, sakykime, renovavimo darbai, viršutiniai hidroizoliaciniai sluoksniai lieka tie patys. Yra tik tai termoizoliacijos sluoksnis. Darbų kaina yra beveik tie patys, šiek tiek brangsta medžiagos. Jeigu kalbėtume sienų izoliaciją, taip pat brangsta tik tai medžiagos. Darbų kainos, laikas, pastolių nuoma, mechanizmų nuoma iš esmės lieka labai artimas. Pragmatiškai žiūrint, vertėtų tuo pačiu remontavimu, kaip sakant, jau susiremontuoti maksimaliai efektyviai. Ilgesniam laikui. Tai tikrai būtų naudinga kalbėti ilgesniam laikui. Nenorėčiau kalbėti apie konkrečias vertes, tai yra šilumos efektyvumą, nes tai kiekvienam pastatui yra skirtingos. Taip pat priklauso, kur tas pastatas yra, kokias sąlygas mes turim. Ir būtų labai sveika dar atsižvelgti į tai, kad kompleksinis renovavimas arba kompleksinis atnaujinimas duoda žymiai geresnę vertę turbūt arba galutinį rezultatą. Tai pavyzdžiui, jeigu mes jau turime pastatą, kur dauguma langų yra pakeista ir paskui pradedame fasadą, tai problemų yra visiems, ir projektuotojams, ir darbininkams, ir galiausiai gyventojams, kaip teisingai tą dalyką įrengti. Kaip sujungti prieš tai buvusius atliktus darbus ir dabar turit galvoje? Langai atsirado ne visiškai toj vietoj, jie atsirado visiškai geroj vietoj ir teisingoj vietoj, bet atsižvelgiant į esamas sienas. Taip.
Jeigu mes projektuojam naujas sienas, tie langai jau atsiranda nebe toj vietoje, jie turėtų važiuoti žymiai iš pastato į išorę, izoliacinį sluoksnį, kad užtikrinti gerą kontaktą arba kuo mažesnį. Tarp lango rėmų ir izoliacijos. Taip, izoliacijos, praleidimą šilumos į lauką atidavimą. Taip. Ir daug kas nebenori dar kartą savo jau sumontuotų už savo pinigus dažniausiai langų vėl keisti. Demontuoti. Kartais galima ir nekeisti, kartais tie langai yra puikiai parinkti ir puikiai įstatyti, bet juos būtina išimti ir pastatyti kitoj vietoj, kitaip sumontuoti, ta prasme, atsižvelgiant jau į naują sieną. Tai čia toks vienas iš pavyzdžių, kad kompleksiškai, jeigu mes numatėm, negražu taip sakyti, bet žymiai naudingiau pradėti nuo to, kai turime visą blogą pastatą, niekas jam nedaryta ir turime labai gerą remontą. Tema yra ta pati tema, kad kuo padarom ilgesniam laikui, tai tuo mes galų galiai išlošiam daugiau kaip bendrija. Supratau. Bendrijos atstovą noriu, pono Jono, paklausti. Jūsų bendrijoje, kai modernizavot savo būstą, kokie lūkesčiai buvo gyventojų? Buvo kažkoks siekis pasiekti tam tikrą konkretų energinį efektyvumą pastato, kažkokias, reiškia, užsibrėžtas ciklas, kad sąskaitos už šildymą, kaip sakoma, būtų nedidesnės už kažkokį tai skaičių. Kokia jūsų patirtis? Be abejo, visi nori, kad pigiai vyktų tas remontas ir kad paskui pasiektume rezultatą, kad galima būtų mažiau mokėti. Na, pradedant visą šitą, tai reiškia svarbiausia yra nustatyti techninę priežiūrą gerą. Nes kai projektą darom, jau patį projektą bedarant reikia labai teisingai priimti visus parametrus, viską, ką jau ten sugalvojame ir kad būtų teisingai apskaičiuota. Pas mus turbūt čia visi, kai jau darai, tai pamatai, kad kas nors klaida kokia nors padaryta, paskui labai stipriai atsiliepia. Ir tada tie laikraščiuose rašomi nepasitikėjimai pirmininkais, tai dažnai būna dėl klaidų. Mums tai pasisekė, mums reiškia, mes prieš 4 metus tą vykdėm renovaciją. Tai tada reiškia, mums padengė 60%, turėjo net 65 būti padengta, bet išėjo taip. Biudžetas padengė 60%, 40% mokėjom. Bet kadangi valstybė dengia 60%, tai ir kontrolė labai stipri. Ir tada reiškia visus dalykus, jau negali nieko keisti. Tai mūsų laimė, tas klaidas pavyko padengti to, kad kai vyko konkursas, mes šiek tiek mažesnė kaina buvom. Išsirinkę, negu kad buvo tas projektas, planas. Taip, dėl to, kad konkuravo. Taip, konkuravo, mes sąžiningai viską darėm, nieko darėm kitaip. Kiek maždaug, koks buvo biudžetas vienam butui, kiek reikėjo prisidėti, jūs sakote, apie 40%? Mes, reiškia, 40% mūsų sumos gausi, taip pat mano, pavyzdžiui, 61, tai 12 000. 61 kvadratinio metro būtų. 61 su kapeikom, tai reiškia 12 000. 12, reiškia 2 kambarių 44 maždaug kvadratai, tai 8,5. Maždaug tokios. Vieno kambarių 33, ten 5 000. Visai nedidelė suma. Tokios kainos buvo. O dabar po renovacijos, prieš 4 metus jūs darbus atlikot, sąskaitas jūs maždaug stebite? Sąskaitas mes gauname sąskaitas visą laiką 2 kartus, tai visada mažiau. Dvigubai mažiau negu iki renovacijos. Sakysim, praeitais metais, aš pasižiūrėjau tik praeitais metais, tai 1,78 litrų už kvadratinį metrą yra viso to sezono. Ir prieš tai metus irgi 2 turbūt irgi panašiai. Per mėnesį 78 litrai už jūsų butą? Ne, vienas, net mažiau. Mano 60 kvadratinių metrų, tai mano mažiau negu 100 yra į mėnesį. Čia už žiemos sezonų, kai šalčiais spaudžia? Tai vidurkis tokis, sakysim, net 80-85. O dabar sakykite tą sumą, kur susidėjo žmonės, bendrijos nariai, reiškia, kaip po savo dalį prie biudžeto. Jūs skolintojai, iš banko skolintojai? Mums savotiškai taip vyko visas šitas. Reiškia, mes sudarėm sutartį su Citadelė, ten Pareks bankas tuo laiku buvo. Paėmėm, mes tiesą renovaciją darėm 2 etapais. Pirmas buvo stogas, langų pakeitimas ir balkonų įstiklinimas. 1 metai. Tai va tada mes paėmėm paskolą 80 000.
Ir baigiantis gruodžio mėnesį mes surinkom visą tai ir atidėjom. Bankui nelabai kas ten, net ir palūkanų nereikėjo mokėti. O toliau, reiškia, sekantį etapą darėm, reiškia, sienų šiltinimą. Sienas, radiatorius, pati aš langų, aš sakiau, dar langai buvo. Jau buvo pirmą etapą. O čia sienų šiltinimas ir radiatorių keitimas, nu, visą šildymo sistemos keitimas. Tai va, antrajam etapui vėl mes norėjom tą paskolą gauti, bet šito laiku Pareks bankas buvo probleminis, jis nedavė mums. Gal per grąžino pirmą paskolą? Mes pirmą buvom grąžinę, bet jis negalėjo duoti laiku, jam ten pinigų buvo kažkas. Žodžiu, mes tada susirinkimą padarėm ir nutarėm visi rinkti. Ir surinkom, ir mes skaitėm, niekur paskolos daugiau nebeėmėm, neturėjom nieko. Aišku, tai įsipareigojimų kreditinių kažkokių mes absoliučiai neturim nieko. Supratau. Nes svarbiausia vis tik tai kaip vykdant, tai mes priėmėm sprendimus tos gal lengvesnius, pigesnius, nes tada mes dar vieni iš pirmųjų tai darėm. Šeimūnų 3 buvo padarytas tik tai. Ir, reiškia, sprendimą mes polistireną darėm sienas. Tai, reiškia, kodėl taip? Kadangi išgirdom, kad kurie su vata ten daro, tai, reiškia, statybininkai dažnai nuperka tą vatą pigesnę, kuris sukrinta paskui ir šalčio tiltelė gaunasi, ir efekto nebėra. Tai mes polistirenas, tai tik tai tiek, kad jis jau nedegus būtų. Na ir mes pasiekėm, kad, reiškia, su užkirtimu tokiu išpiltų gamyklą. Tada, reiškia, garantuotas suėjimas, o polistirenas nekrinta. Nu, supratau. Nu, čia jau... Mes kaip statybininkai, aš pats statybinės organizacijos, reiškia, tai aš paėmiau techninę priežiūrą savo vyriausių inžinierių, kuris šitą klausimą gerai. Supratau. Šildymo sistemų specialisto noriu klausti. Štai ponas Jonas minėjo, kad šildymo sistema, visą šildymo ūkį... Radiatorius susipakeitėm. Jo, antrame etape modernizacijos vykdė šitos darbus. Dar galėčiau pasakyti, kad mes pakeitėm radiatorius visus ir su reguliavimu, reiškia, sistemą visą pakeitėm, bet nedarėm, reiškia, skaitliukų sąmoningai. Žinau, todėl, kad turbūt visi girdit, kas darosi, reiškia, kas nors vienas išsijungia kokiam nors kampe, kitas turi šildyti. Taip, per ateit. O tai skaitliukų nėra, mes jau nuo 65 metų namas mūsų visi pažįstami, žinom, kad jeigu tik tai kas atsitiks, tai taip. Man, pavyzdžiui, sunkiausiai buvo gauti 4 parašus. Nes tokio šantažo imtas, reiškia, kad valstybė finansuotų, tai reikia, kad visi turėtų, žinotų bent jau. 51 pas mane iš 60 būtų, tik 4 prieštaravo. Bet jie nesirašė niekaip. Tai tada paštu pasiunčiau laiškus, reiškia, jiem. Jau gudravo. Gudravo, reiškia, jie nežinojo, ką daryti, neatsakė visai. Tada aš atsiprašiau, kad susilaikė. Tai tokie visokie niuansai buvo. Supratau. Justai, ponas Jonas minėjo, kad jų šildymo sistema buvo antrame etape modernizacijos, reiškia, sutvarkyta. Kaip jūs patartumėt bendrijoms, galvojant apie modernizaciją, būstą, kuriam etape, kokiu metu imtis tų sistemų? Ar kompleksiškumas, apie kurį kalbėjo Robertas, yra svarbu šitoje vietoje? Svarbu, bet pavadinkim, nežinau, visi mokosi iš klaidų. Taip. Prieš 2 metus apie šildymo sistemas buvo net negirdėti. Visi galvojo, apsišildinsim sienas, to ir užteks. Ir šildymo sistemą susitvarkys pati. Taip, aišku, neatsitiko ir tada visi suprato, kad reikia šildymo sistemą irgi daryti. Tai yra inžinieringas, tai yra kraujagyslės daugiabučio. Tai mano gal patarimas būtų, jeigu nedarote kompleksinės, tai pradėkite nuo inžinierinių sistemų. Tai yra šildymo sistema, nes investicija tiesiog yra mažesnė. Mažesniais žingsneliais eisite link kompleksiškumo. O jau kompleksiškai, tai be abejo, ir sienas, ir šildymo sistema daug didesnį efektą pasieksite. Nes varža sienų padidės ir ta šiluma netaip eis į šoną. Supratau. Ir man dar labai patiko, iš tikrųjų noriu papildyti, pirmininkas sakė, kad mes nesidėjom skaitliukų. Tai dažnai žmonės klausia, ką mums dėtis? Dėtis skaitliukus, kokias šildymo sistemas iš tikrųjų. Tai dažnai žmogui sakau, pats geriausias taupymo prietaisas yra žmogaus galva. Tai yra, kaip jisai supranta.
Niekas kitas, joks skaitliukas, jokia šildymo sistema, ten apribojimai. Jeigu pats žmogus gerai supranta, kad jisai, jeigu išeina, jis gali prisimažinti šilumą, jeigu jisai būna namie, jisai gali pasididinti, daug daugiau sutaupys. Bet ne visą laiką mums tai pavyksta. Čia yra labai retas atvejis, kai pati bendrija gyrėsi, sako, mes susišnekam, su visais susitarėm, galime ir be to. Bet dauguma yra, kad, sako, vis tiek atsiras 5 butai, kurie darys savo. Ir tą visas 50 metų jie vis bus prisisukę, vis kažkas tai su jais blogai. Tai tam jau yra priemonės. Bet šiaip pagirtina, kad pati bendrija. Šitą pridėčiau, kad, reiškia, kada mes baigėm visą šitą šildymo sistemą pakeitėm ir, reiškia, pradėjom, šiluminis mazgas mūsų jau buvo pakeistas seniau. Taip, jūs jį valdote. Mes mokam tik tai už valdymą, tai visi tie atstovai. Tas visą laiką tos pats ten keitėsi visokie problemos, bet, reiškia, tas pats žmogus, labai geras žmogus. Ir, reiškia, iš karto mes tai padarėm, reiškia, reguliavimas pas mus butuose yra. Reiškia, visi atsisuko, kiek nori, su baltiniais vaikštų, žiūriu. Aš einu aplink namą su šuniuku pavaikščiot, žiūriu, atviri langai, viskas, į vieną užeina, kitą žiūriu, kaip atsisukė visi iki galo ir viskas. Aha, tada aš politiką ten pravedžiau. Nereiks mokėti, už tai reikia mokėti. Ir tada mazge, tam gerai pasakiau, sakau, davai padarom, kad iki 22-23 mazgas daugiau nebeleis. Tu gali sukinėti kiek nori, įmažės ne tik pusę, bet nedaugiau. Aš šitą padarėm ir dabar pas mane, pavyzdžiui, aš jau negaliu daugiau padaryti kaip 22. Bet visa ta kokybė gyvenimo pasidarė žymiai kitokia. Pas mus būdavo 18, ten 17, o dabar visi 20 metų mokam gerokai mažiau. Supratau. Robertai, aš taip pat norėjau pakomentuoti pirmininko mintis, kai kurias. Ir jeigu mes skaitysim vadovėlius, kiek įtakos yra projektavimas, kiek statyba, kiek priežiūra, kiek visa kita, vadovėliai rašo lygiai tą patį, ką pirmininkas ir pasakė, kad jeigu klaida yra padaryta projektavimo metu, tai ko gero 100 kartų reikėtų dauginti. Arba ją išeliminavus projektavimo metu mes galėtume turėti didžiulį efektą. Tai labai gražu, kad bendrija taip elgiasi ir gali būti pavyzdžių kitiems. Tai šitoje vietoje kitiems aš parekomenduočiau, kad reikia visus gyventojus įtraukti, kai bendrija renkasi sprendimą. Kaip jūs sakėt, rinkotės vatą, rinkotės polistireną ir sugebėjot jau bent išgauti tiek, kad būtų su išfrezavimais ar dar kažkuo, kad jau sandarumas būtų geresnis. Tai iš tikrųjų šiuolaikinė vata tikrai nesukrenta ir šito nereikia bijoti ir viskas tvarkoj. Bet reikia tikrai įtraukti visą bendriją, kuo toliau, tuo labiau prisimins, kad pirmininkas galbūt nežiūrėjo. Mes žinojom kitą. Tai Lietuvoje yra turbūt didžiausia institucija kaimynas arba pažįstamas, man sakė, kad. Ir maždaug negerai. Ir tada prasideda skilimas. Tai kuo bus artimiau bendraujamas su projektuotojais arba kiekvienas turės galimybę atnešti, kad aš mačiau tokį gerą sprendimą, žinau tokį gerą sprendimą. Tai šitoj vietoje irgi rekomendacijos, kad visi suneštų savo mintis, savo žinias, savo idėjas. Ir šitoj vietoje geriausia remtis jau esama kažkur gera praktika. Jeigu mes renkamės, kiek turėjom daug problemų praeitais metais ir šiais metais su fasadiniam plokštėm. Bendrija renkasi fasadinės plokštės. Tai labai sveika būtų bendrijos nariams nueiti ir pamatyti tas fasadinės plokštės, kaip jos atrodo po kelių metų, kodėl ir ką. Tada jie galėtų pasakyti ryškiau. Dabar pasirinko, aišku, patį pigiausią, patį planiausią variantą ir paskui labai bendrija nepatenkinta, kad jos išsilankstė, jos nelygios, jos negražios. Taip ir turi būti, tokias jūs pasirinkot. Bet niekas neturėjo tos informacijos besirinkdamas. Lygiai taip pat su projektuotojais kalbėti, kad projektuotojai pasakys, kas yra gerai, kas yra mūsų sistemos, bendrijos ir projektuotojų kartu paėmus, kas yra minusai, kas yra pliusai. Jeigu uždėsim ten kokį nors sintetinį tinką, kuris nepraleidžia drėgmės, tai jūs turėkite omeny, kad turėsite daugiau vėdinti, arba sienos turi būti labai sausos statybos metu. Ir toliau, jeigu naudojat ventiliuojamą fasadą, tai jis leis jūsų drėgmei pasišalinti po statybos. Tai jeigu jūs statote vėlai rudenį, aš žinau, kad kartais būna bendrijoms, kad finansavimas toks ir ne kitoks ir negalima, kitaip reikia baigti. Nebėra kur dėtis, reikia statyti. Tai šitoje vietoje labai sveika būtų iš karto numatyti vėdinamą fasadą
kuris leistų paskui pasišalinti drėgmę. Ir statybiniai drėgmė, Ir statybiniai drėgmė, ir eksploataciniai, kurie, kaip sakė, yra dažniausiai pastatuose nuo 13, 14, 17, 18 laipsnių. Pakankamai daug turim sienos drėgmės, kur sveika, kad būtų ją kaip nors leisti ją išeiti, o nestumti, neuždaryti ir nepalikti. Taip kad tikrai dalyvavimas labai būtinas. Pasirinkti techninius sprendimus negalėčiau pasakyti nei vieno gero gatavo sprendimo. Kiekvienam pastatui, kiekvienai vietai dažniausiai gali būti šiek tiek kitoks sprendimas, priklauso kiek visi nori investuoti, kiek numato, arba kaip pasakys problemas, kas jiems labiausiai problematiška. Sąskaita, sakykime, už šildymą, gyvenimo komfortas, sakykime, tas pats karštas vanduo, jis labai vėlai pasirodo ir nepatogu, koks nors triukšmas iš to vandens, iš sistemos, ar dar kitokie dalykai. Taip kad šitoje vietoje labai sveika ir gražu, kai atsiranda kažkokie lyderiai bendrijose. Ir tikrai teko stebėti kelias bendrijas, kur tikrai yra keli lyderiai, labai gražiai, ir jie net tą perėmė ir eksploatavimo metu. Baigus renovaciją nepasibaigė. Jeigu norite išlaikyti mažas sąskaitas, tikrai daugas pradeda elgtis taip, kaip ir pasakojo pirmininkas. Gerai gyvenam, langai atidaryti, šildom lauk. Dar to labiau, jeigu leidžia tau turėti nuosavą skaitliuką kiekvieno buto, tai vieną tokią trumpą ekskursiją, sakykime, į pastatą, kad ateina ekspertizė mano pelyje sienos. Tai ekspertizė ten vargsta ilgai. Dabar ekspertizė sako, mes žinom, ką daryti. Pirmiausia, klausim, parodykite knygutę, kada jūs pradėjote šildymo sezoną. Vasario mėnuo dar sezoną nepradėjom. Kaip vėdinate, kokia drėgmė? Drėgmė 80 keli procentai. Tai ekspertizė sako, ačiū, viso gero, kai pradėsit, mes ateisim, sako. Tai taip ir yra, jeigu gyveni kitų sąskaitą, nevėdini visai langų, tai negali tikėtis, kad ta konstrukcija, kai buvo nauja, graži, 10, 15, 20 metų tokia ir bus. Jinai, ko gero, kaip ir automobilis. Visiems labai aišku, kad jeigu turi gerą, labai puikų naują automobilį, BMW, Mercedes, nežinau kokį bet paminėtume, ir jam nekeiti laiku tepalo, tai visiems juokas ir labai aišku, ko baigsis. Bet kad butą reikėtų išvedinti vieną kartą, to labiau kaip ventiliaciniam sistemam, ką tai kolegos sakė, dažniausiai neužtenka statybinio aukščio, dažniausiai net fiziškai neužtenka statybinio aukščio, nėra kur vamzdžių išvedžioti, paskui neužtenka pinigų, neužtenka turbūt apsisprendimo, kad reikia tokios sistemos, ir ta sistema lieka kaip buvusi, senoji, tada atsiranda labai daug pareigų naudotojams, kad laiku vėdink, žiūrėk, koks tavo klimatas, kada vėdinti. Tai vienas mano geras pažįstamas pasakė, kad aš dabar laikausi tvarkos ir vėdinu šilčiausių dienos laikotarpį, reiškia, palaukia, kol temperatūra pakyla, šitą vietą atidaro visus langus labai trumpam ir labai stipriai, tada uždaro ir vėl laukia kaip tos dienos šilčiausios, aukščiausios temperatūros. Aišku, žmogus turi laiko ir gali tą dalyką daryti namie. Ne visi tą galim, bet reikia rasti optimalų sprendimą. Supratau. Aš galėčiau pasakyti šitą klausimą, kad kada langus keitėm, tai mane priteikė. Tai reiškia, būdavo, matau kartais, kad užuolaidos juda. Manau, bet tada tas šildymas būtų nesvarbu. Įsivaizduojant, palangės, kai keitė 20 cm visišką tuštumą, tik tinkas ir... Taip. Tai va, aš norėčiau pasakyti, kad reiškia, tų techninės priežiūros žmonių pažiūrėjau, tų langų pakeitimą ypatinga turi būti. Kienais laikais, kas ten vata būdavo, kokia nors ar pakulos ten kepšamos. Ir tai priklauso nuo to darbininko sąžinės. O dabar apie šildymą tą. Reiškia, kodėl mes priėmėm, reiškia, be skaitiklių. Reiškia, mes kaip, čia Antakalny pastatėm tokį namą, daugiabutį, reiškia, ir butus kaip išpardavėm, reiškia, liko kai kurie nėjo gyventi dar tuo pačiu laiku. Ir čia tada 30-35 laipsniai šalčio buvo tą žiemą. O kol visi neparduoti tam būtai, kol dar negyvena, tai pati statybinė organizacija. Prižiūri. Kaip bendrija. Reiškia, ir man atėjo į galvą, aha, o ten negyvena tam būtė, tai kažin, ar ten šildymas paleistas ar ne. Mes įsikviečiam tą vilutienę tokią. Atvažiuoja tikrai užsuktas viskas. Nekiek nešildė. Visą tą jau vasaris atėjo ir nešildė nekiek. Įsivaizduokit, ir termometrą pastatėm 16 laipsnių. Jūs šildot, reiškia? Kaimynai visi šildo.
Tai dabar čia mes prieš visą tą patarimą atstovau, tai visai 60 būtų išpasakojau, kad kas gaunasi, kai tai būna, kad kiekvienas savo tik tai žiūri, o mes esame bendryje. Jeigu kažkuris nesišildo, tai kaimynai turi. Aš taip sakau, jeigu jums nepatinka bendryjoje, jūs pirkit butą kitur, arba namą statykit, jeigu turit bendrijos, šios turi laikytis. Supratau. Dar jūs noriu paklausti, dėl kokybės. Vat, ponas Robertas paminėjo, kad iš tiesų labai svarbu yra eksploatacija, jau modernizuoto būsto eksploatacija. Ir jo tų darbų visų kokybė, iš tiesų ilgamžiškumas labai priklauso nuo to, kaip tas pastatas bus eksploatuojamas. Ar yra kažkokios tai instrukcijos, patarimai žmonėm, kaip reiktų eksploatuoti, valdyti savo būstą? Kaip vėdinti, kada, kiek vėdinti, temperatūros, reiškia, visi tie parametrai? Nu, dėl kokybės galiu pasakyti tiek. Va čia kolega šnekėjo, kad reiškia, nebijot reikia namą šiltinti didesnių sluoksnių, daleiskim, kad yra polistireninio izoliacija. Bet aš tik noriu, gal šių klausytojų gal ne visi žino, kad, pavyzdžiui, 15 cm vata, kuri duoda maždaug 3,26 šiluminę varžą, ir 20 cm vata, kuri duoda virš 5 šiluminę varžą, bet atsiperkamumas, reiškia, efektyvumo taupimo, tik tais įtakoja tai tik porą procentų. Tai reiškia, kad padėjus vatą 20 cm ir praleidus kai kurios kokybės, techninė priežiūra nekokybiškai prižiūrėjus arba statybininkai blogai padėjo tą vatą arba polistirolą, tai gali prarasti ne tik tos 3-2 procentus, bet gali prarasti ir 10. Tai gal užtenka ir 15 cm, bet tai reikia atlikti labai kokybiškai, negręžti per polistirolą su grąžtu, kad smeigiuot paskui jį, o reikia pradurt, daleiskim, kad kuo pastatas užsidarytų į visą savyje, užsisandarintų, būtent ir šalčio tiltelė be abejo. O su vėdinimu, be rekuperacijos, tokių didelių rodiklių, kuriuos žiūrėsim ateityje, aišku, nepasieksim. O ta, kur rekuperacinė sistema, aišku, kainuoja ir dabar visiems gyventojams tai nėra įkandama. O langų atidarymas ir pravėdinimas, aišku, problemą išsprendžia šitų pelėsių visokių. Bet energetinės sąnaudos jau viskas išeina pro ventiliacinės langas. O šiaip tai visi ir langus reikia, kas keletą metų paimti visus, suvaržyti, sutvarkyti, vienu žodžiu. Priežiūra turi būti pastovi, akyla. Taip, šiaip tai daugiabučiuose turi būti paskirtas aplamai prižiūrėtojas, kuris kažkiek tai laino apeina visą pastatą, užlipa ant stogo, jį tikrina, žiūri, kas atsiklijavę ar kažkas, tai nereikia užleisti jo. Suprantu. Tomai, jūsų noriu paklausti. Rengdami projektus bendrijos apie rekuperaciją ir vėdinimą, kiek yra šitas klausimas keliamas, kiek jisai suprantamas, suvokiamas, aktualus? Klausimas šitas keliamas gan trumpai iš principo, nes įvertinus visas, kaip minėjo, problemas dėl tos intervencijos į vidų, dėl priemonės brangumo, dažniausiai tai yra atsisakoma, o pirmiausia galvojama apie tipinės priemonės, langai, stogas, sienos ir tai yra paliekama. Apšildymas, užsandarinimas. Jo. Aš projektuotojams pasakyčiau, kad reikia labai numatyti, kadangi visų kitų pirmininkų yra gerai išsilavinęs, yra neišsilavinęs, tai mokytoja ten kokia dar ką. Reikia numatyti labai tiksliai, sakysiu, kiek ten tų smeigių, reiškia, dėti. Čia normos. Tai čia yra statybiniai. Ar tinko kiekį. Tai normos, bet geriau projektą surašyti ir tada tam techniniam priežiūros įpareigot, kad jisai sektų. Techniniam prižiūrėtojui tada lieka mažiau improvizacijos, mažiau greitų sprendimų, o tada normose surašyti. Aš labai paremčiau irgi pirmininko mintis, kad kuo tiksliau ir geriau parašyta. Irgi normas aš siūlyčiau pamiršti. Normos yra, kaip sakiau, yra bazė, pagrindas, ar grindis, ar dar kaip galim pasakyti. Rangovui kaip pigiau galima padaryti. Rangovas visą laiką remiasi, kaip pasako, pigiau, tai aš darau pagal normas. Vat nėra projekte parašyta, jis jau nedarys. Tada jau gyvuoja normos. Jeigu projekte neparašyta, tada gyvuoja normos. O jeigu projekte buvo pasistengti ir suskaičiuota, kad pakaks mažiau smeigių,
namas žemas, nereikia jokio ten vėjo čiulpimo nėra, užteks mažiau smeigių, arba iš vis smeigių nereikia, užtenka tik klijavimo, prašau, pirmyn tada. Labai sutaupom, tai labai. Bet šitie momentai turi būti projektavimo stadijoje. Apsispręsti ir aiškiai. Galima ir vėliau, bet vėliau kelia tai, kaip sakant, paskubom irgi. Techninis prižiūrėtojas yra labai svarbu, bet techninis prižiūrėtojas turi savo darbą prižiūrėti, o ne kurti arba taisyti sprendimus. Dažniausiai jam primetamos ir tokios funkcijos, kad va, čia negerai nupaišyta, čia negerai sutarta, tokio produkto negavom, reiktų kažkaip tobulinti. Jis pradeda tada improvizuoti. Dirbti jau ne visai savo darbą. Kartais pasiseka jam labai gerai, kaip sakė, jeigu jis kompetentingas, bet kartais ne visai gerai, nes jis neturi galimybės. Mes tą projektą turbūt 3 kartus taisėm su techninė priežiūra, bežiūrėdami ir tada ištaisėm įvairių dalykų. Ir taip pražiūrėjom, tai radiatorių skaičius netas buvo. Jūs paminėjot vieną dalyką, kad techninis prižiūrėtojas jau egzistavo projektavimo stadijoje. Jis netėjo gatavą projektą, pradėjo žiūrėti. Tai irgi tą reiktų labai pažymėti, kad tai yra labai teigiama savybė. Kad jūs jau turite tą žmogų, kuris jaučiasi atsakingas. Primenu visiems, techninis prižiūrėtojas atstovauja užsakovą. Bendryje. Kas yra šiuo atveju užsakovas? Bendryje. Tai tokį reikia ir pasirinkti. Vėl galiu pavyzdį iš gyvenimo, kai mes gavome skundą, kad reiktų atimti kažkam atestatą, nes techninis prižiūrėtojas nedirbo savo darbo. Tai tas techninis prižiūrėtojas buvo bendrijos gyventojas, kuris nebuvo užlipęs ant stogo nei vieno karto, kai įstatė. O paskui gyventojai kiti atnešė skundą, kad negerai tenai padaryti. Sakom, kur buvo techninis prižiūrėtojas? Tai prisiminkit, kad atstovauja užsakovą. Jis turi būti toks komunikabilus, sakykime, žmogus kompetentingas, kuriuo visi pasitiki. Ir tai, kaip ir kolega minėjo, nuims labai daug problemų vėliau. Tiesiog, kaip žmonės supranta tą užsakovą, mane pritrenkė. Reiškia, sako, vienas tas, kuris visą laiką prieštarauja, pats didysis prieštaraujas, sako, tai tu dabar vykdai, sako, užsakovo funkciją. Sakau, ne užsakovo. Tai tu, sako, milijoną gauni. Sakau, kaip? Jis girdėjęs, kad užsakovai labai daug uždirba. Nu, aišku, aš noriu paminėti, kad techninė priežiūra paprasčiausiai šiaip nėra taip iš gatvės pasirenkama. Šitai būna be abejo baigęs, bet yra atliekamas konkursas ir konkurso būdu parenkama, nes jo darbą apmoka pagal valstybę iš principo. Taip kad 100%. Jo, taip kad prižiūrėtoja taip pasiimt savo, aišku, geriausiai būtų, kad kurį pažįsti, kuris tikrai atstovaus tave. Be abejo, toks yra parankesnis, ne tas, kuris atėjęs iš gatvės, kai tu nežinai, kaip jisai, koks jo supratimas, kaip jisai... Aš turėčiau vieną tokią mažą pastabą, jūs labai gražiai pasakėte, yra konkursas, parinkamas konkurso būdu. Dažniausiai konkursas kvepia mažiausią kainą. Tai tam ir esmė. Taip. Reiškia, tas, kuris neturi benzino, neturi automobilio, neturi laiko ir jis ten numato, kad jis ateis gal pastato pradžios metu, viduryje ir pabaigoje. Tai bus mažiausia kaina, koks 200 litų už visą periodą turbūt. Tai iš to, kad nėra naudos išmesti 200 litų. Tai čia reikia keistą sistemą. Tai vat mažiausia kaina, tik tai šitoj klausytojui, kad suprastų, kad mažiausia kaina šitoj vietoj netinka. Kompetencija yra svarbu. Net ir jeigu neypatingas pastatas, bendrija turi teisę reikalauti arba prašyti, kad gal tu turėk atestatą. Gražu būtų, kad jis parašytų bendrijai ir parodytų, kokius jau pastatus yra prižiūrėjęs. Ir dar gražiau būtų, jeigu bendrija arba atstovai nueitų ir pasižiūrėtų tos pastatus, arba pasiklaustus gyventojų, kaip jums sekėsi. Sakys, oi, čia taip, tokio neimti. Tiesiog pragmatiškai, ūkiškai paprastai. Prasme, kad vien tas konkursas neišsprendžia, bet jeigu įdėsite savo energijos, pastangų, ko gero gausis visai gerai, su konkursu ir viskas bus tvarkoje. Tomas, jūs truputėlį irgi norėjau patvirtinti tą patį, kad pasirinkus pigiausią techninį prižiūrėtoją, sunku tikėtis, kaip ir pasirinkus pigiausias medžiagas, kad gausi geriausią rezultatą. Yra gražių pavyzdžių, kur bendrijos, matydamos ir apsidrausdamos, tiesiog skiria dar savo lėšų, nusiperka papildomai konsultantą ar tai prižiūrėtoją, kuris padeda jiems. Tokiu atveju būna apsidraudžiama 100% praktiškai, kad tie darbai bus tinkamai atlikti iš principo. O būna tokiu atveju, kad prižiūrėtoją pasiūlo ne užsakovas, ne bendrija, o rangovas? Jeigu dirbame čia pagal Jessicos programą, tai yra taisyklės, kai taip negalima. Nesažininga. Nesu girdėjęs turbūt. Turim klausimą.
elektroniniu paštu atėjo toks klausimas, perskaitysiu. Norėjau paklausti, koks specialistų požiūris į šiltinimą poliuretanu, nes pravažiuojant pro Karklę pastebėjau, kad purškiamąją naujai statomo namo sieną mes planuojam kompleksinę 5 aukšto daugiabučio namo renovaciją. Kol kas negalvojom tik apie stogo šiltinimą. Kol kas galvojom tik apie stogo šiltinimą poliuretanu. Remigijus klausia. Kas galėtų atsakyti šitą klausimą? Gal jūs, Robertai? Yra tokia sistema poliuretanu šiltinamas stogas. Jisai turėtų savo turėti sertifikatą, techninį liudimą, aišku, priklauso nuo reikalavimų diegumui. Ir turbūt pagrindinis dalykas, kad ta sistema turėtų būti ne saviveiklinė, o turėtų turėti reikiamus dokumentus, reikiamus patvirtinimus, bandymų rezultatus ir galima. Privalumai ir minusai, nežinau, labai sunku. Aš galėčiau dar porą žodžių. Purškimas poliuretanu yra gan toks pažangus metodas. Aš esu domėjęsis, savais tikslais. Ir, pavyzdžiui, palėpės šiltinant, kur yra sunku prieiti, daleiskim, su vatom, kažkokiam arba polistirenu nepurškiamu, tai šitas purškiant užpildo absoliučiai visas ertmes ir būtent uždaro visą pastatą į tokį izoliacinį užsandarina, kaip sakant, visą pastatą. Tai netgi yra ir fasados šiltina sistema, kur šiltina fasadus su šito purškiamu. Tokios sistemos jos pakankamai naujos, kaip supratau, jos dar turbūt sunku būtų pasižiūrėti, kaip jos po 5 metų, po 10. Pasižiūrėti gali žmonės YouTube'e, jeigu užsidėję, ten visi procesai puikiausiai. Ekspertai visi rekomenduoja, kad eikim pasižiūrėti gyvai, kas yra realizuota. Gyvai kol kas, nors vienam puslapį žiūrėjau, kad apšiltinta apie 150 namų, daugiausia kaimo vietovėse kažkodėl tai. Nes ir aš girdėjau, kad nesiskundžia. Nesiskundžia žmonės ir manau, čia už kelių metų, kai ta technologija pradės daugiau eiti žingsnis, didesniais žingsniais, pamatysim ir daugiabučių fasadų šiltinime. Turbūt poliuretano minusai yra degumas. Daugumą poliuretaninių sistemų visiškai uždaro, kaip jūs ir sakėte, viską. Ir jeigu turėjome stogę drėgmės, jinai liks jūsų... Ten yra specialus ilgam laikui. Tai tik tai kai kurios sistemos turi, kad leidžia per poras išeiti drėgmę. Taip. Yra tokių sistemų, kai kurios leidžia, bet, kaip sakiau, degumas, kokybė ir visa kita. O gyvai tai pasižiūrėti, dėl to mes visi rekomenduojam turbūt kartu bendrą nuomonę, kad dažniausiai technologija pati idėja yra teisinga. O įgyvendinimas arba gebėjimai arba kvalifikacija Lietuvoje yra nepakankama ir rezultatas, sudėjus kartu technologiją, darbus ir viską, rezultatas yra nepatenkinamas arba netoks, kokio tikėjomės. Tai už tai sveika žiūrėti gyvai, kad sudėjus mūsų kompetenciją, kvalifikaciją, galimybės, techniką ir technologiją, mes matom kažkokį rezultatą, kad šitokiu būdu mums pavyksta geriausiai, patikimiausiai, sakykime. Supratau. Taip, dar klausimas. Kiek rengiant projektą, jo kokybė priklauso nuo tam skirto biudžeto? Čia gal, Tomai, jūs galėtumėte atsakyti šitą klausimą. Čia vėlgi grįžtam prie tos pačios temos, apie tai, kas yra pigu ir kas yra gerai. Žinoma, jeigu skiriamas didesnis biudžetas, dalyvauja daugiau specialistų tame procese, produktas bus labiau išbaigtas. Ir sistemas galima brangesnės, efektyvesnės įsigyti turbūt? Čia jau nuo užsakovo pageidavimų priklauso. Jeigu jisai nori geresnių produktų, kaip ponas Robertas sakė, jeigu jam jie pristatomi, parodomi, jis žino, ko gali tikėtis, tokiu atveju ir gaus tą geresnį sprendimą. Aišku, jisai bus brangesnis. O techninio projekto rengimas, aišku, yra reglamentuotas, daugiabučiams rengiamas techninis darbo projektas. Tikrai ne visada matyt jo išpildymas atitinka, ten, sakykime, tą detalumą, koks jis turėtų būti. Dabar rengiami yra ir parengti jau tipiniai projektai, pagal kuriuos galima bus vykdyti tos darbus. Tiesiog tos projektus reikės pririšinėti prie konkretaus namo. Jie tikrai buvo gan stipriai ekspertuoti. Juos labai stebėjo ir tikrino stipriai. Tai pakankamai jau išdetalizuota viskas yra ir jau yra rezultatas, galima pasižiūrėti, dar kiek žinau, monitoringai vyksta. Matot, tipiniai projektai netgi jau kuriems namams, kuriems tipams paruošti yra ir tame pačiame būsto agentūros puslapyje įdėti, juos gali visi pasižiūrėti, sprendinius pasižiūrėti,
Galų gale pasitikrinti, jeigu jiems kažkas rengia, pasižiūrėti, ar tie sprendimai labai toli vienas nuo kito nukrypsta, ar jie tinkami, ar jie teisingi. Supratau. Bet kuriuo atveju, modernizuojant būstą, pagrindinis tikslas tai yra padidinti jo energinį efektyvumą. Taip. Ta prasme, rodiklį, kurį mes galim prieš būstą modernizuojant įvertinti, atlikę sertifikavimą būsto ir po to, reiškia, po modernizacijos matyti, kiek realiai skaičiais tas efektas pasiektas. Roberto noriu paklausti, kaip reikia gauti bendrijos nariam, kaip bendrijos nariai gali gauti savo būsto energinio naudingumo sertifikatą? Energinį naudingumą Lietuvoje atlieka ne įmonės, o atestuoti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai. Ekspertą galima susirasti mūsų tinklalapyje www.spsc.lt. Visi ekspertai, kurie aktyviai dirba, jie sutinka, kad būtų skelbiami jų kontaktiniai duomenys. Juos galima rasti iš karto, atsirinkti. Aišku, iš karto matosi ir eksperto patirtis mūsų tinklalapyje, kiek jis yra išdavęs sertifikatų. Lygiai tas pats kaip su techniniu prižiūrėtoju, su juo reikia bendrauti. Ko gero, pirmiausia, reikia sąžininkai paklausti, kokia yra jūsų specializacija. Jeigu eksperto specializacijas labai gerai išmano didelius visuomeninius pastatus, jis ko gero sąžininkai pasakys, kad aš nelabai išmanau būtų arba daugiabučių specifikos ir ko gero rekomenduočiau kitą, bet yra kiti ekspertai, kurie ir tą puikiai daro. Ir žodžiu, tokį ekspertą atsirinkus, galima sudaryti sutartį ir su įmonė, kur turi kelis ekspertus, bet atsakingas vis tiek yra ekspertas galų gale. Tai irgi reiktų aptarti darbus, kuriuos tas ekspertas atliks. Kuo bendrija sąžiningiau ir daugiau pateiks medžiagos tam ekspertui, arba leis jam susipažinti su visais duomenim, tuo daugiau arba tuo geresnis rezultatas bus, tuo arčiau tiesos, tikslesnis rezultatas. Reikia nepamiršti, kad skaičiavimai, sertifikavimas remiasi apžiūra, įvertinimu ir skaičiavimais. Teoriniais skaičiavimais, galim taip pasakyti. Ir skaitliukų parodymai šiek tiek skiriasi. Tam, kad nesiskirtų šitie du dalykai, mums reikėtų sertifikuoto arba standartinio gyventojo. Tipinio, kuris gyvena taip, kaip nurodyta normose. Tiek vartoja karšto vandens, tokioj temperatūroje gyvena, tada žemesnė, tada aukštesnė ir visa kita. Tokio nėra ir vėl priklauso šiek tiek nuo bendrijos, kur skiriasi. Ir visą laiką skirsis, tai toj vietoj 10-15% tikslumas yra pakankamas sertifikavimo informacijai. Čia tokia galima paklaida. Taip. Ir maža to, su sertifikatu kartu ekspertas turėtų privalo pateikti ir rekomendacijas. Kaip eksploatuoti būstą rekomendacijas? Ne. Rekomendacijos, kuriuose vietose arba ten yra išskirstyta, kur daugiausiai sunaudojate energijos. Ir kai kur turite nulis, reiškia, jis jau atitinka normų reikalavimus ir šiandienai nebereiktų tobulinti pagal mūsų minimumą. Kokios konkrečiai vietos? Kas? Pastato kažkokios konstrukcinės dalys? Langai, stogas, sienos, nuostoliai per langų sienos. Viskas taip detaliai. Ir bendrija jau matys iš karto, šitoj vietoje mes turime pakankamus skaičius, reiškia, čia mūsų ateities reikalas. Dar renkantis vėl, kalbėjom apie techninę priežiūrą, kad labai sveika jį turėti jau parinktą. Tuo metu, kai vyksta projektas, tai labai sveika būtų pasirinkti ir pastato energinio sertifikavimo ekspertą. Dar tuo labiau, jeigu mes kalbam apie modernizavimą, prieš modernizavimą turėtų būti sertifikuojamas pastatas ir po modernizavimo. Tai labai gerai būtų, kad tas pats ekspertas būtų, kuris matė tą visą procesą, jisai galėtų įvertinti pakankamai gerai kai kurios konkrečius dalykus ir tas duotų daugiau naudos. Tai tik norėjau pažymėti, kad labai sveika būtų prašyti įvertinti dar neegzistuojantį projektą. Jūs turite visiškai teorinį dalyką, reiškia jūsų suprojektuotas apšiltinimo, renovavimo, modernizavimo projektas. Kažkoks įsivaizduojamas jūsų naujas pastatas. Ir tą pastatą galite paprašyti ekspertų įvertinti, jis iš karto pasižiūrės rekomendacijose, kad galėtume dar pasitempti. Su sienom, pavyzdžiui, su stogo kai kuriais mazgais ir su tilteliais, kokius nors 3 dalykus. Tai projektuotojų šiuo atveju yra toks labai sveikas dalykas. Gerai. Projektuotojai turbūt tikrai pasakys visada gerai. Reikia skirti techninę projekto ekspertizę paprašyti, kad atliktų kažkas. Bet tai irgi kaip. Iš tų rekomendacijų, jeigu jos turi grįžtamą į ryšį į projektą ir dar yra nevėlu, tai labai didelė nauda. Aišku, kaip visi sako,
šiek tiek pakils kaina, bet ta kaina per 3 metus atsipirks. Yra labai daug pavyzdžių, kad tokios priemonės buvo planuojama, kad vat, tą pagerinsime, vat, konkrečiai tą vietą, kur nurodyta rekomendacija, reiškia pačią svarbiausią vietą. Šitą vietą mes pataisom ir mums atsipirks per 3 metus, tai kad atsipirko per metus. Jeigu pataikome investiciją tiksliai tą labai tikslę vietą, ne aplamai, o tiksliai tą vietą, kur labiausiai šitam pastatui reikia. Kur didžiausi buvo jo nuostoliai. Taip. Nu, pagrindė visą laiką, aišku, lengvas pavyzdys yra, pridėkim tos papildomai galbūt 5 cm ar polistirolo, ar vatos. Programoje jau matai, kaip keičiasi iš karto rodikliai. Skaičiai. Kad lengviau įsivaizduoti, tie 5 cm yra tai kaip mūsų seno daugiabučio siena praktiškai, dabartinė. Siena, Jo. Ir pridėti juos renovacijos metu yra tikrai nesudėtinga, darbai nepabrangsta, kaip Robertas irgi minėjo. Pastoliai stovi. Jo. O tai į ateitį žiūrint labai svarbu yra. Jo. Dabar jau vokiečiai pristatinėja sistemas renovuotų namų renovacijai. Tai galbūt pasimokime iš pavyzdžių ir to nenaudokim, kad nereikėtų mums ateityje iš tikrųjų galvoti apie tokius dalykus. Turbūt galim prognozuoti, kad mes kokį 10 metų paskui einam vokiečius. Jie jau pergyveno tą visą renovacijos boomą didelį, mes iš jų kai kurių dalykų tikrai visi statybininkai ir projektuotojai nemažai pasimokėm ir jau kalba apie sekantį etapą, o ką dabar daryti, kur prieš 10 metų pas mus renovuoti. Kur blogai padarėm galbūt. Tai labai sveika jau mokytis tokiu vienu žingsneliu į priekį. Ne, kaip sakant, kas dabar reikalinga, kas ateityje. Supratau. Dar turim klausimą. Taip, klausimas statybos produkcijos sertifikavimo centro vadovui. Ruoždamiesi renovacijai, kokius dokumentus turime patikrinti, vertindami rangovus ir techninį prižiūrėtoją? Kokie dokumentai, sertifikatai garantuoja jų kokybę? Aurimas klausia. Aurimas. Turbūt Kokius? nėra nei vieno tokio dokumento, kuris padėjus ant stalo iš karto ir visam laikui garantuotų kokybę. Tai turbūt pradėkime nuo to, kad jeigu jūsų daugiabutis yra ypatingas statinys, jūs turite reikalauti ir turite teisę reikalauti atestato. Rangovo kvalifikacijos atestato. Taip pat su kvalifikacijos atestatu jūs turit, tiksliau galit, arba aš manau, kad reikia prašyti, kad pateiktų sąrašą, kokie darbai yra atlikti. Konkretus projektai. Taip, kokie įvykdyti projektai, konkretus objektai. Toliau vienas labai svarbus dalykas, kuris yra tarp eilučių, ko gero, jūs pasirašot sutartį su kažkokiu rangovu, kuris jums pateikia visus savo atestatus, sąrašą ir visą kitą, o jis paskui samdo subrangovą, kurio jūs nesat matę ir girdėję. Tai labai sveika, kad sutartyje būtų įrašas, kad jokių subrangovų arba subrangovai derinami su užsakovu. Šitoje vietoje tai galėčiau tik pasakyti, kad tas, kur mes įstiklinom, reiškia, balkonus, pasisamdė subrangovą, tas rangovas ir tas vidury dingo. Ieškojom. Tai paskui gerai, kad jie patys rangovas, kur buvo, jie patys langus gamindavo, įsisavino šitą gamybą ir patys užbaigė, bet kiek mums tai bėdos. Toliau grįžtant, prisiminkit vieną dalyką, kad jeigu yra į turgų nueikit, kur geriausia obuoliai ir normali kaina, ten didžiausia eilė stovi. Tai lygiai taip pat su rangovais, kurie turi gerą sąrašą, yra daug atlikę gerų darbų, kodėl jie samdo subrangovus už tai, kad nebespėja patys to visko padaryti. Ir jie turi daugiau užsakymų negu galimybių ir prasideda subrangovai. Vienas dingo, kitas padarė ne taip gerai, kaip pats rangovas būtų padaręs ir visą kitą. Toliau dokumentai, ko gero reikėtų kalbėti apie statybos vadovus, kas dirbs. Jis neprivalo to pateikti pagal įstatymą. Bet bendrija gali klausti, kokiu jūs turite statybos vadovų. Konkrečiai vardas, pavardė, kvalifikacija. Tai va, yra mūsų darbuotojas toksai, jis neprivalo to pateikti konkursui pagal valstybės taisyklės, bet bendrija gali prašyti. Bet tai turi atestatą, tai jums yra pateikta, kad vadovai... Taip, mes žinom, bet kuris konkrečiai yra už fasadus ir galėtų dirbti jūsų atveju. Toksai. Jie dažnai netgi nurodo vieną specialistą, o jeigu atsiranda visai kitas. Visai kitas specialistas. Būna susirgo žmogus. Nu taip. Parodykite du. Jeigu gera organizacija turi pakankamai nemažai, ar turi kuo pakeisti, ir geras klausimas, ar turite kuo pakeisti, ar čia yra paskutinis specialistas, ir, kaip sakant, barbė devindarbė visur viską daro, ar tai yra keli specialistai. Tai bendrijos pasirinkimas. Ir turbūt viskas, ką jie šiandien turėtų turėti tam, kad juos samdyti. Jeigu tai yra neypatingas statinys, jie neprivalo pateikti nei atestato, jie privalo tik tai parodyti savo kompetenciją, savo atliktus darbus. Ir to viskas baigėsi. Bet jūs privalo, bet mes ir pasirinkti nebūtinai. Taip. Aš, pavyzdžiui, nepasirinkom tie, kurie neturėjo. Taip, jūs turite teisę.
Gerai, bet jeigu tokia kompanija yra, kuri iš tiesų ir kompetitinga, ir patirtis labai gera, ir atsiliepimai puikūs, nuostabus, bet prie jos, kaip Robertas minėjo, yra eilutė, ne, kaip prie to reikia palaukti. Ką patartumėt bendrijom? Ką daryti? Palaukti? Ar... Aš kaip prie to patarčiau palaukti. Palaukti. O kaip būsto agentūra? Jeigu biudžetas spaudžia ir įsipareigoja grafikas... Biudžetu Nu, šiaip tai yra, nereikia čia, statybininkai dabar, kiek tenka lankytis, aišku, tų netitikčių randam, bet negali skųstis tai statybininkais. Yra ir Kaune, ir Panevėžy, ir kitose miestuose yra tikrai gerai dirbančių įmonių. Ir tiktais ir bendrijos pirmininkai visi ir gyventojai džiaugiasi. Nu tai aš nežinau, ar jie laukia jų, ar jie tiktais taip. Bet tai čia dabar dar tų objektų nėra daug. Aš aišku, jeigu čia nauja valdžia tokį proveržį žada, tai aš tada jau matau kažkokią problemą, kuri gali atsirasti. Kadangi specialistai visi išvažiavę ir tos įmonės kažkur tai jo. Nu, tai ateityje gali būti didesnė problema. Dabar tai... Jūs sakot, mes Vilniečiai ir mes pirmas buvo rangovas Panevėžio, Brunika, o antras Hornas. Antram etapui. Taip. O yra kažkokios duomenų bazės, kur galima būtų... Jūs minėjot, Panevėžy, Telšiuose, galbūt Molėtuose, dar kažkur statybinių organizacijų, bet kaip susigauti? Kas atsiliepia... Išsiuntinėti elektroniniu paštu, paklausim, ar kaip čia daryti? Kas atsiliepia į konkursą, tos įmonės gali atsiliepti. Bet čia formaliai žiūrint taip. Formaliai taip, bet tai kaip jam laimėti, kad efektyviau, jie yra tokie... Konkursą pirmininkas pagal telefonų knygą. Nesiūs ten visiems, kad aš, pavyzdžiui, pasirinkau organizacijas, kurias pakviečiau. Po 5-6, vieną kartą ir kitą kartą. Kai kuris dar netvyko, kitas pasakė, kad aš negaliu dabar. Ir paskui gal 3 liko, viena ir kita atveju. Bet pasirinkau jau tas, kurias aš jaučiu, kadangi mes statybininkai, mes... Yra pasirinkimas iš tikrųjų, yra labai kompetitingų rangovų, labai gerų. Yra tikrai pasirinkimas geras. Dažniausiai tą pasirinkimą labai gadina tokie, kaip aš sakiau, institutai kaip Kaimynas, kam tu jam mokėsi 20% pigiau. Ateis tiesa, jie neturi nei atestato, niekam nieko nedarė, bet bus 20% pigiau. Ir visa bendryje jau ten iš karto, oi, kaip paskui blogai, tada tenka grįžti prie šito. Tai tokių yra. Tada... Supratau. Dar turim klausimą. Kuo skiriasi investicinis planas nuo energinio pastato sertifikato? Čia toks... Tai matot, investicinėme plane yra parengiami energiniai sertifikatai, tai skirtis negali. Yra parengiamas prieš renovaciją sertifikatas, pateikime po renovacijos. Ir po renovacijos. Tai po renovacijos valstybiniai komisijai to darbo nepriduos, jeigu be sertifikato. O investicinis planas? Tai investicinis planas yra reikalingas pagal būsto urbanistikos nustatytą metodiką, jis rengiamas, nustatant reikalingas lėšas. Ir pinigus. Norint gauti finansavimą. Taip. Supratau. Kągi, laida artėja prie pabaigos, gal pabaigai reziumuokim visi šiandienos temą. Mes stengiamės kalbėti daugiau apie statybinius, inžinerinius, konstrukcinius sprendinius, ką rekomenduoti bendrijom, ką naudot, kaip naudot. Prašau, gal nuo jūsų, Jonai, reziumuokit šiandienos pokalbį. Ką norėtumėt pabrėžti? Dabar jau, aišku, matosi, kad tos renovacijos namų bus labai daug. Tai ypatingai reikia ir vykdyti gerai, ir kad jeigu Lietuva pasiektų, reiškia, kad sutaupytumėm, sakysim, dujų mažiau reikėtų naudoti, kad reikia atlikti renovaciją labai gerai, o tai yra, reiškia, priklauso projektą gerai padaryti, viską tą numatyti gerai, techninė priežiūra, kad vykdytų ir projekto, reiškia, priežiūra, ir statybos, ir užbaigimo temos. Ačiū, dėkui, Dariau, jūsų žodis. Na, jeigu trumpai, tai taupykim šilumą, dirbdami kokybiškai. Dėkui. Aš dar kartą paminėčiau kompleksiškumas. Kuo daugiau dėmesio skirti projektavimui, kad projekte būtų išsiaiškinami visi mūsų tikslai, bendrijos visų narių. Įtraukti kuo daugiau bendrijos narius visus į projektavimo stadijoje sprendimų pasirinkimą. Ir tikėkime, kad tada bus viskas gerai. Techninių sprendimų yra. Galima pasirinkti. Supratau. Dėkui, Tomai. Taip. Sutinku su praktiškai visų oponentų diskusija šitą. Žinoma, ir labai svarbu tas pats pirminis etapas yra, kad atkreiptų dėmesį. Jis atrodo visiems nebrangus, bet jis yra labai svarbus.
tai yra taip, keli tūkstančiai ten parengti investicinį planą, bet jis turi būti tinkamai paruoštas, nes tai yra užduotis panaudoti paskui kažkokį tai milijoną ar 2 milijonus. Tai reiškia, čia turi būti suplanuota labai tiksliai ir aiškiai. Tinkamai reglamentuotai paruošta užduotis, geras projektas, paskui bus lengva kontroliuoti ir statybininką. Tiek. Dėkui. Justai. Aš gal iš savo pusės pasakysiu patyrimų, ką patyriau per šių metų renovaciją, tai patarčiau žmonėm, nepamirškite karšto vandens, kaip jūs ir minėjote, dėl tų šaltų nuleidinėjimų vandens, kur skaitliukas sukasi, tai nepamirškite šitų sistemų. Ir kitas dalykas, išsirinkite techninį prižiūrėtoją, kuris suprastų ir apie šildymo sistemą šiek tiek. Nes toks dalykas, prie vieno daugiabučio susitikau su techniniu prižiūrėtoju ir klausiu, o ką jūs dėl šildymo sistemų darysite? Suprantu, sienos, svarbu, langai, viskas, ką dėl šildymo? Nu, tai sako, padarysim hidraulinį bandymą, radiatoriai nesprogs, paleisim, kad sistema veikia. Gal 2 būtų geriau prižiūrėtojai netgi. O aš sakau, o tai sistemos balansavimas, kaip užgarantuoti, kad kiekvienas radiatorius šiltų vienodai, o tai, ką, kaip čia? Tai hidraulinis bandymas, taigi nesprogs, veiks. Bet projekte turi būti balansiniai ventiliai. Dėl to labai pabrėžiu, sakau, sudėti įrangą yra viena, subalansuoti yra kita. Montuotojas, kaip ir sakėte, nori kuo greičiau sudėti ir kuo greičiau pabaigti darbus ir važiuoti. Jeigu techninis prižiūrėtojas nespaus tą įrangą dar ir sureguliuoti, ta sistema neveiks efektyviai, kad ir kokia jinai įmantri bebūtų. Taip pat prie radiatorių ventiliukai, jie yra sumontuoti, jų nereguliuoja. Kaip jūs užtikrinsite, kad 1. ir 5. aukštas gaus vienodą kiekį šilumos kiekvienas radiatorius? Vien tik Rusija subalansavę, to tikrai neužtikrinsite. Reikia pasukinėti ir čekroniukus. Kai montuotojo paklausiu, duokite man bent vieną dėžutę iš 150 radiatorių, kur galėčiau parodyti kiekvieną nustatymą, kaip nustatyti. Montuotojas sako, aš tų dėžučių nebeturiu. Tai jūs galite bet kokį termostatą nuimti nuo radiatoriaus, ten pamatysite, niekas net nereguliuotų. Labai svarbu, kad sureguliuotų čia ir sureguliuotų Rusiją. Čia mano toks patarimas galbūt žmonėm dėl techninių prižiūrėtojų, nes vien hidraulinis bandymas nieko apie sistemą nepasako. Tai tik pasako, kad vanduo nebėgs kažkur pro šalį ir radiatorius nesprogs. Supratau. Bet garantinis laikas po visos šitos statybos, reiškia, leidžia pirmininkui kviesti ir kviesti, jeigu jie net nesubalansuos. Suprantate, toks dalykas yra, žmonės, kai susideda termostatus, jie išsigąsta, kad jų radiatoriai atšąla, šyla, jie patys nebesupranta, ar jisai turi būti jau dabar šaltas, ar dabar turi būti šiltas. Ir pats žmogus gyvendamas, jis, nešyla jam radiatorius, tiek tos reiškia, taip turi būti. Bet, paprasčiausiai dėl paprasčių sureguliavimų. Aš taip paaiškinu, kad žmogaus kūno temperatūra yra 37, o reikia, kad radiatorius gal tik 20 užtenka, būtent 22. Ir paprastas paaiškinimas. Nes jie sako, šaltas, vis sakau, mano tai 37, jeigu aš dabar 37 čia padaryčiau, tai iš visus neturėtume. Supratau. Kągi, dėkui visiems diskusijos dalyviams, savo ruoštų palinkėsiu iš tiesų bendrijoms, kad jie išsirinktų kompetentingus, įvairiapusiškas kompetencijas ir žinias turinčius specialistus ir sėkmingai renovuotųsi savo būstus. Tiek šiam kartui, viso gero. Viso gero. Jo, čia kad nebūtų taip kaip vakar nuėjom.